Aš norėčiau priminti vieną epizodą 20 metų senumo, nežinau, kiek kartų aš jau esu papasakojęs, bet gal klausytojams bus įdomu. Maždaug prieš 20 metų buvau stažuotėje Mančesterio universitete. Ir turėdamas daug laisvo laiko, ėmiausi lankyti matematikos paskaitas su studentais. Sėdėdavo amfiteatrinė auditorija, kurioje sėdėdavo maždaug 200 studentų. Ten tokia buvo įdomi namų darbų sistema. Visiems tiems studentams duodamas tas pats namų darbas, visai tos pačios sąlygos. Po 2 savaičių jie turi atnešti ir atsiskaityti. Besėdėdamas aš šalia savęs pamačiau studentą, kuris ruošėsi atiduoti namų darbą, bet vienas uždavinys neišspręstas. Aš jam taip patliukai sakau, aš galėčiau paaiškinti, kaip tą uždavinį išspręsti. Tas studentas pažiūrėjo mane taip nustebęs ir sako, bet aš pats turiu jį išspręsti. Man pasidarė gėda ir aš supratau, kad atskridau iš kitos planetos. Jie sutinka, kad juos paskelbs gėdos lentoje, ten toks mažas sąrašėlis, tie, kurie neatsiskaitė. Bet jis nesutinka, kad aš nežadėjau išspręsti, aš nesiūliau išspręsti, aš siūliau padėti. Ir tada aš supratau, koks atstumas, kokia tolima perspektyva, kada mūsų studentas sakys ne dėl to, kad jis bijo būti nubaustas, ne dėl to, kad jis vienaip ar kitaip aplenks dėstytoją posūkyje, bet jis sakys, aš nenusirašinėjau, todėl, kad nenusirašinėjau, todėl, kad aš sąžiningas žmogus ir taškas. Norėčiau adresuoti klausimą Justinui Mickui, kuris yra pabuvojęs abiejose pasauliuose, tiek Lietuvoje, tiek pernai metais Amerikoje. Ar jisai mano, jog šitie du pasauliai dabar bando suartėti ir kažkaip galime lyginti jau nusirašinėjimo mastus ir kultūrą Lietuvoje bei Amerikoje? Na, vėlgi, pasauliai taip pat skyla į mažesnius pasaulėlius. Aš manau, kad prestižiškose tiek Lietuvos, tiek JAV. Mane vis laikas stebina ir glumina, kaip žmonės įstoja į aukštąją mokyklą, aukštąją pabrėžiu, nori, kad viskas būtų lengva. Kolegos, draugai, bičiuliai, jeigu tai lengva, tai tikrai ne mokslas, jau tikrai ne aukštasis mokslas. Koks tai mokslas, jeigu tai lengva? Kaip sakė viename gruzinų filme, visi keliai veda į šventyklą. Jeigu neveda į šventyklą, tai koks tai kelias? Tai aš norėčiau pakviesti, pasakyti savo, tu nenorėk, kad būtų lengva. Nieko vertas lengvas gyvenimas. Aukštasis mokslas tik tada ir vertas, kai jis yra kietas, kai reikia ir iškalti kažką. Taigi vis tiek smegenų raukšlės čia minėjo gerbiam Jolanta. Taigi ten tose raukšlėse kažkas turi tilpti, 200 kauliukų lotyniškų pavadinimų ar kažkas tokio. Taigi dėstau matematiką, mane vis laik stebina. Duok tik pačią elementariausią matematiką. Vos tik sudėtingesnė formulė iš karto kaip kamuoliuką atšoka. Mes nenorime. Tai jei nenorite, tai ir aukšto mokslo reikia nenorėti. Norėtųsi paklausti klausimo Justino Mickaus, Kauno jėzuitų gimnazijos moksleivio. Šioje laidoje jau buvo šiek tiek minėta apie tai, kad Lietuvoje vertybių vadinamųjų sistema yra šiek tiek išsikreipusi. Tai labai puikiai iliustruoja Transparency International Lietuva darytas tyrimas apie akademinės